Sveiki visi sugrįžę, o kad čia pirmą kartą tai sveiki, mano vardas yra Kornelija ir labai ačiū, kad paspaudėte šitą video. Norėčiau iš karto šiek tiek papasakoti, kas atsitiko mūsų šeimoje, dėl ko taip vėlai filmuoju šitą video, nes esu pripratusi įkelti video ir realiai kokią dieną, dvi pailsėti ir iš karto pradėti filmuoti naują, bet nuo praeito video praėjo jau daugiau negu savaitę, dėl to nes praeitą penktadienį, dabar yra sekmadienis, tai jau savaitę virš vyras slidinėdamas nukrito iš 3-4 metrų aukščio ant nugaros, įžeidė nugarą, kaklą, petį, šonkaulius, kelį. Žodžiu, labai daug visokių dalykų. Visų vizitų pas daktarų, priėmimuose, visur žodžiu. Nieks jo normaliai neapžiūrėjo, nes mes gyvename Norvegijoje ir čia niekada nieks normaliai nieko neapžiūri. Jam dabar yra duotas toks įtvaras tiesiog, ne įtvaras, o tiesiog toks šniūras, kur pakabinta tiesiog ranka. Jam yra pasakyta, kad lūžia yra kažkas šitoj daly, bet taip tiksliai jie ir negali pasakyti, nes dėl to, kad jie nepadaro tyrimų reikalingų. Tai va, mūsų šeimoje tikrai nelabai geros žinios, tikrai labai gaila vyro. Kadangi jam yra tokia situacija, tai aš man jo yra labai gaila, bet aš likau be antrų rankų, likau be jokios pagalbos. Viena su mažiukė, tai labai realiai yra sunku filmuoti, nes aš visą su Sofija pradėjo žiauriai daug budrauti, realiai vos miega dienos metu. Man ir to laiko mažiau yra filmuoti, montuoti tai iš vis net nekalbu. Dar yra dabar 4 mėnesių augimo šuolis, tai ir filmas, nuotaikėlė, visko būna. Dabar tokia pas mus yra situacija ir nieko nepadarysi, bet vis tiek filmuoju, bandau kažką ištempti ir tikiuosi, kad vis tiek kažką įdomaus jums parodysiu. Tai šiai dienai dabar mano vyras jaučiasi jau geriau, jau jisai vaikšto, jau valdo kitą ranką, bet tos kitos sužeistos dar nevaldo, taip labai sunkiai. Tai šiandien nusprendėm važiuoti į Oslą. Ten kiekvienais metais būna toks kalėdinis miestelis. Tai pagalvojau, kad nusivešiu kartu ir jūs ir parodysiu mūsų dienas su mumis, kaip visada. Tai va, žodžiu, tokios takelis pas mus šeimoje, nieko gero, bet viskas praeis. Ta proga, kad kažkur važiuojam, tai šiek tiek pasidažiau. Taip, ne šiek tiek, nes dėl to, kad šiek tiek tai skaitytus, kad aš kiekvieną dieną taip dažausi, bet aš taip dažausi turbūt kelis kartus į mėnesį. Jaučiuosi dabar gerai ir pagaliau normaliai kaip moteris, nes tikrai neturėjau šią savaitę visiškai savo laiko. Tai dabar pasidažyti ir apsirengti ir susiruošti, čia buvo kaip atostogos. Kelios sekundės ir jau spėjo mane ištepti, mažiukė, bet nieko, tai būsiu sustriukė. Žiūrėkit, kokia eglutė graži, kiek jau dovanų prisirinkę. Labai laukiu švenčių. Dabar prieš išvažiavimą dar maitinu Sofiją. Tai šiaip dabar jau yra iš tikrųjų visai daug valandų, yra apie 2:30. Tai nežinau, kaip čia dabar bus, nes dėl to, kad mes kaip visai norim kažkur ryte važiuoti, bet gaunasi taip, kad važiuojam į vakarą, bet manau, kad vis tiek bus smagu. Laukia labai šilta, +8. Tai realiai tai jokio kalėdinio vaibo, bet miestelis, jisai yra labai fainas ir jisai vis tiek duoda tą kalėdinę dvasią ir aš jums parodysiu. Čia mano turbūt koks gal 3 kartas, kai važiuoju, ar gal koks 4. Na, žodžiu, tikrai ne vieną kartą esam buvę. Tai labai fainai. Nežinau, kiek laiko jisai būna, bet visai ką būna ta tokia akis, žinot, kur supasi tokia didelė. Visokių kioskelių, visokių šiltų maistų, visko, žodžiu, visko pilna. Labai bus smagu nuvažiuoti šį kartą su dukryte. Atvažiavom, jau šiaip labai tikiuosi, kad gerai mane girdit, nes nepasiėmiau mikrofono, kaip visada, eilinį sykį. Osle belekiek žmonių, belekiek mašinų, bet einam jau iki vietos, pasistatyti mašiną ir einam iki kalėdinio miestelio.
mašinui, iš tikrųjų, tai nieko gero. Kaip kiekvienais metais tas pats, negalima niekaip praeiti, nes žmonių milijonas tiesiog. Tai tiesiog pasibuvom šiek tiek, suvalgėm čiūrų ir realiai viskas. Sofija tiesiog nesveikai gerai miega, tai dėl to džiaugiuosi, bet šiaip tai nieko smagaus, tiesiog grumstis ir tiek. Aišku, yra to kalėdinio vaibo, bet kaip yra taip šilta, kur aš net visas sušilus dabar esu, tai net atrodo, net ir tas kalėdinis miestelis nieko tokio labai daug nepadarė, bet vis tiek fainai iš namų išvažiuoti. Fainai buvo pasiruošti, tai vis tiek kažką nuveikėm ir fainas toks sekmadienis gavosi. Labas rytas, sveikinuosi su jumis jau pirmadienį. Vakar grįžus nieko nebefilmavau, nes tiesiog, nežinau, gal žinot ir suprasit mane mamos, kad atrodo, tai grįžti, tai valgot, tai jau žiūrėk žaidžia, tai jau žiūrėk reikia eiti maudytis, tai jau reikia vėl valgyti, jau reikia daryti visą vakaro rutiną, visą mankštą, viską ir jau miegoti. Tai va ir buvo, kad tiesiog grįžom, žaidėm, valgėm, darėm viską ir žodžiu, viskas Sofija ėjo miegoti, o aš ėjau šiek tiek atsipalaiduoti po visos dienos. Tai va, tai šiandien yra pirmadienis, nieko ypatingo šiandien neturim, tiesiog paprasta diena namuose. Vyrui nors ir su ranka problemas, bet jis vis tiek važiuoja į savo tuos darbus. Tai esam vieną su dukryte, atsistojau prie gražaus vaizdo už eglutės. Tai jo, tokie reikalai, dabar pasiriau kavos, pavalgysiu, dabar Sofija į mane žiūri, pavalgysiu ir eisim su dukryte žaisti, mankštintis ir visus kitus dalykus veikti. Tai šitą pirmadienį taip, smagiai, manau, kad bus gera diena. Dabar sėdžiu ir pagalvojau, kad pasidalinsiu su mamytėm dar vienu tokiu dalyku, nes mėgstu aš kažkuo su jumis pasidalinti ir po to dar komentaruose apie tai pašnekėti. Tai žodžiu, kažkuriam video pasakojau, praeitam video, man rodos, pasakojau, kad užsakėm siuntą iš Temu, užsakėm žaislų Sofijai ir panašiai, tai mes kai kuriuos juos pradarėm, tos tokius paprastesnius, o jau tuos, kurie ten dėžutėse ir tokie jau įdomesni, juos supakavom ir padėjom po eglutę. Tiesiog vis tiek leiskit mamai ir tėčiui pasidžiaugti pirmais metais. Tai dar norėjau pasidalinti vienu dalyku, kurį atidarėm, kuris iš tikrųjų didelis ir gal būtų gerai suėjęs po eglutę, supakuotas, nes jis buvo tikrai didelioje dėžėje, bet išpakavom. Tai čia yra žaislas NBB Bjorno. Dabar aišku, kurios jau turi šitas senai, tai sakys, tu biškai gal atsilikus. Tai ne, aš nesu atsilikus, aš žinojau apie jį jau senai, bet tiesiog, taip nesigavo, kad aš jį ten užsisakinėčiau siuntą iš Temu ir tiesiog tuo kartu, kaip pasisakėm, užsisakiau šitą. Jis yra žiauriai pasiteisinęs pirkinys, tiesiog užsideda šitie ant BB Bjorno kraštų. Kas naudoja, ta prasme, tos gultukus, ta prasme, kad palengventi savo kasdienybę, nes pavyzdžiui, nežinau, aš valgau pusryčius, Sofija yra gultukė, žiūri mane, aš prausuosi, Sofija yra gultukė, žiūri mane, aš skalbiuosi, plaunu indus, jinai yra ten. Ir aš visą laiką norėjau to žaislo BB Bjorno, kad jinai tiesiog gulėtų ir turėtų savo ką veikti. Tai va šitas va ir bitutė, ir va tai va ir sukasi. Gerai, dabar vieną ranką negaliu, bet žodžiu, šitas sukasi. Šitas va taip, va šitas viskas krepžda. Tai labai geras pasiteisinis pirkinys, tai labai mamytėm, kurios naudoja gultukus, labai rekomenduoju. Sofijai labai patinka, kartais būna, kad atsibosta, tai tiesiog aš jį nuleidžiu arba nuimu ir tada iš kojyčių tiesiog duodu, jei patinka tas garsas. Tai va, tai žodžiu, labai rekomenduoju. Labai nepykite manęs, kad tiek daug kalbu šią dieną, šį vlogą, bet tiesiog yra tokia, kad nieko per daug dabar neveikiu, tiesiog būnu daug namie, būnu su dukryte, kaip visada, dabar buvau ją užsimigdžius, jinai pamiegojo gal 20 minučių, tai eisim po to į lauką, nes jinai tik lauke labai gerai miega. Šiaip gulėdama žiūrėjau Mildos video. Šiaip dar, čia ne į temą, bet vienas mano minusas, kad kaip Sofija visą laiką miega, aš tiesiog nenoriu nieko veikti ir visą laiką būnu prie telefono, žiūriu kokį video ar dar kažką, nors galėčiau kažką veikti. Bet čia yra mano minusas, kad aš tiesiog įsijungiu tiesiog ir noriu žiūrėti kažką į kažkieno kitą gyvenimą, kažką pasižiūrėti. Ir, tai va, tai žiūrėjau Mildos video ir spėjau pasižiūrėti tik tais labai mažai, bet kažkaip pradėjo kalbėti apie tai, kad kaip yra baisu vienai vaikščioti ir panašiai. Aš nenoriu
liesti ten per daug tos temos, kaip yra baisu būti moterim, bet tiesiog mane privertė tai vėl pagalvoti apie tą dalyką, kad kaip baisu yra būti moterim ir taip jaustis, kad tu negali normaliai eiti kažkur nepagalvojus apie tai, nepagalvojus, kas tu gali atsitikti, nepažiūrėjus per petį, tiesiog, ta prasme, tiesiog liūdna yra kokiam pasaulyje gyvenam ir tiesiog sunku būti moterim. Tai va, tai žodžiu, tai nepykėla manęs tikrai, kad daug kalbėjimo, bet šiaip iš daugelio vlogų, daug komentarų sulaukiu, kad visai įdomu būna, kaip kalbu, tai tikiuosi, kad įdomu. O šiaip tai man dienos tokios įdomios, tiesiog namai, rutina, vaikelis, kita, Sofijai prieš kelias dienas suėjo 4 mėnesiai. Jinai man tokia didelė dabar jau atrodo ir atrodo, nu kas čia, 4 mėnesiai, tie, kurie turi vaikų jau virš metų ir panašiai, tai atrodo, nu, kažkiek 4 mėnesiai, bet man jau atrodo 4 mėnesiai, aš jau esu 4 mėnesiai po gimdymo ir atrodo jau nebegaliu sakyti, kad ką tik pagimdžiau, nors atrodo dar kartais jaučiuosi, kad tai ką tik pagimdžiau, tai normalu, kad jaučiuosi dar kartais silpnai ir ne savo kūne, bet jau atrodo dingsta tas dalykas ir jau nebegaliu naudotis tuom, kad iš tikrųjų aš nebe ką tik pagimdžiau, o jau praėjo 4 mėnesiai. Tai va, tai kažkaip, nu, laikas labai greitai bėga, labai laukiu švenčių. Žodžiu, jau kalbu belia ką, bet tiesiog norėjau su jumis pasikalbėti ir šiaip labai fainai, kad kuriam tą tokią bendruomenę. Yra visokių fainų komentatorių, moterų, kurios pakomentuoja, pasako kažką gražaus, kažkokį patarimą, įžvelgimą, man tai yra žiauri fainai. Ir visai, kas sakiau ir sakysiu, kad YouTube'as, man atrodo, saugiausia platforma, kol kas bent jau. Aš dar kartais keliu ir Reelsus, ir TikTokus, tai mūsų Instagram'e irgi gana yra viskas gerai, bet va, pavyzdžiui, TikTok'e, nu, tiesiog yra tragedija. Kiekvienas sykį, kaip aš įkeliu kažkokį video, gaunu baisių komentarų, kur mane priverčia, net atrodo, aš noriu ištrinti tuos video. Esu gavus, kad gerai nutukus buvau ant savo nešios nuotraukos, tai ir atrodo, kur toks pats turinys, ką keliu Instagram'ą, ar labai panašus turinys, ką keliu čia. Čia tokių dalykų negaunu, bet, va, pavyzdžiui, TikTok'e, toj vietoj, kur turbūt renkasi visokio plauko žmonių, gaunu tikrai labai daug negražių komentarų. Aišku, man ir vyras sako, ir draugai, kad tu pradėdama tokį kelią žinojai ir turėjai susitaikyti su tuo, kad, nu, visokių žmonių visokių bus, kurie tavęs nemėgs ir aš suprantu, kad tu gali nemėgti, bet komentuoti kažką apie vaiką, išvaizdą, tai man taip atrodo tokios ribos, kur, nu, aš gyvenime niekada niekam nesu pakomentavus niekada, ta prasme, kad ir aš kartais pasižiūriu video ir man atrodo, nu ką, gal kartais kažkas ir neteisinga ir panašiai, bet aš niekada gyvenime nesu kažko parašius, kaip kažkas augina savo vaiką, arba pavyzdžiui, kaip kažkas kažkaip baisiai atrodo. Arba kokia stora, kokia plona, kokia kuda, kokia išberta, kokia spuoguota, nu žodžiu, niekada gyvenime nieko nesu panašaus parašius, nes dėl to, kad nežinom, ką tas žmogus už ekrano eina ir koks yra jo gyvenimas, koks jisai yra žmogus ir aplamai aš manau, kad negalima skleisti to tokio negatyvo ir rašyti taip negražiai žmonėm, aš suprantu, kad mes kiekvienas kažką pakalbam, tai savo rate, kad tikrai, nu, vat, kažkas kažką daro ar kažkas kažkaip, bet man atrodo, kad kai kas liečia vaikus, šeimas, pavyzdžiui, kad ir tas nešios kūnas, nu, atrodo, tokios ribos, kur tu neturėtum peržengti ir, aišku, čia labai daug aš jau temų paliečiu per 5 minutės, bet tiesiog kažkaip atrodo man norėtųsi, kad pasaulis būtų ta tokia fainesnė vieta, būtų visi draugiškesni vienas su kitu ir tiesiog norėčiau, kad viskas būtų gerai, kad galėtumėm laisvai vaikščioti, laisvai kalbėti, draugiškai kalbėti, neįžeidinėti vienas kito, o tiesiog būti čia ir dabar, palaikyti vienas kitą ir tiesiog man labai to trūksta, to draugiškumo ir palaikymo vienas kito, o ypač iš moterų. Atrodo, moteris turi palaikyti kitą moterį, bet aš iš moterų irgi gaunu labai daug negražių komentarų, būtent tik tokia, tai man atrodo, va tiek, ko trūksta ir tuoj viską išsitrinsiu. Mamai kažkaip praėjo tas laikas, kaip aš jau kuriu, gal kokie 2-3 mėnesiai, kaip aš jau kuriu turinį čia. Prieš pradedant kurti, aš žiūrėdavau Mildos video ir atrodydavo jinai tokia, kur tokia toks artimas turinys, nes dėl to, kad jinai su vaiku ir aš su vaiku ir man kažkaip taip atrodo, kad turim tą bendro, nes dėl to, kad jinai daug namuose būdavo ir aš taip kažkaip namuose ir taip žiūriu, man taip įdomu kažkaip žiūrėti jos vlogus, aš kiek atsimenu, tai dar pradėjau žiūrėti, kaip dar laukiausi.
O gal ir ne. Žodžiu, bijau pameluoti, man atrodo, kad aš jau buvau nešia, kai pradėjau ją žiūrėti. Praeitam video, kai pamačiau, kad jinai įkėlė mane, kad jinai mane žiūri, kad siūlo jums, savo žiūrovams mano kanalą, tai man net atrodo suspaudė širdį ir aš taip džiaugiausi ir taip šypsojausi, ne vien dėl to, kad aš gausiu kažkokio dar dėmesio iš jos sekėjų, bet tiesiog dėl to, kad būtent, ta prasme, tas žmogus, kurį aš žiūrėjau, atrodo, pakalbėjo apie mane ir man buvo tiek laimės ir taip fainai, nes ką ir kalbėjau ir ką norėjau pasakyti, kad moteris turi palaikyti moteris ir aš kaip gavau tą tokį atgalinį ryšį iš to žmogaus, kurį žiūrėjau, tai man čia buvo toksai, kur aš labai fainai buvo, tai ačiū Milda tau, aš jai parašiau ir komentarus, bet tiesiog dar norėjau dar garsiai pasakyti, kad visi žinotumėt, kad tiek daug nereikia, kad tu pradžiugintum kitą žmogų, realiai nieko visiškai atrodo nepadaręs, tiesiog kažką pasakęs gražaus, bet tik tiek mažai trūksta, kad galėtų to žmogaus diena apsiversti visiškai kitų kampų. Susitinkam vėl prie to pačio vaizdo, pasišildžiau, turiu plovą, čia tokia kaip gal vakarienė gaunasi, nes jau dabar apie 5:30, tai valgyti jau noriu, dar pomidoriukų šalia įsidėjau. Daržovės. O šiaip tai Sofija miegojo gal 3,5 valandos, tai aš po to jau ją net parsinešiau, nes kažkodėl atrodė man jinai, kad dar miegotų, tai parsinešiau, kad nepersimiegotų labai ilgai. Tai yra žiūri geros nuotaikos, pavalgiam dabar, žaidžia, tai aš tuo metu dar pavalgysiu, spėjau ir vlogmus pasižiūrėti, video pamontuoti, tai vaikas pamiegojo, mama šiek tiek pailsėjo ir galim pradėti vakarinę fiestą. Parodyk man savo žaisliuką. Šiaip Sofija buvo nesnai pas daktarus, 12. Šiaip Sofija buvo nesnai pas daktarus. 12 dieną, tada kaip jai suėjo 4 mėnesiai ir ten visi šnekėjom apie primaitinimą. Aš neskubu ten primaitinti, man tikrai nedega dabar iš karto pradėti, taip kaip ir sako. Bet šiaip visai norėčiau, nes to, kad nelabai kreipia dėmesį į maistą ir tiesiog noriu, kad jinai pabandytų. Tai kažką dieną virsiu bulvę. Ir dabar, pavyzdžiui, valgau. Nu ir žinau, kad man net širdis skauda valgyti prie vaiko, nes labai noriu, tai darosi kuo toliau, tuo sunkiau valgyti. Dabar galvoju, gal reikia pavalgyti, kol nemiegojo. Na, bet nieko tokio kažkaip. Labas rytas, sveikinuosi su jumis jau antradienį ir sveikinuosi su jumis iš mašinos. Šiandien Kornelija išėjo iš namų. Dabar važiuojame iki prekybos centro, bet šiaip planuose yra važiuoti į baseiną pirmą kartą su Sofija. Man tai čia, ta prasme, džiaugsmas ir labai noriu, kad jai patiktų, nes dėl to, kad aš visiškai esu vandens žmogus, man maudytis žiauriai patinka. Tai tikiuosi, kad ir jai patiks. Kažkaip tiesiog turėjom. Kažkada vyras nupirko sauskelnių neperšlampumų. Aš sakau, kažkaip jas pamačiau ir sakau, gal važiuojame į baseiną, bet tada pažiūrėjome tas sauskelnes, jos jau per mažos, tiesiog teko išmesti, bet kažkaip vis tiek ant tos minties pasilikom ir, žodžiu, važiuojam į baseiną. Dabar važiuojame iki prekybos centro, nes reikia neperšlampamų sauskelnių, tada bandysim važiuoti. Šiaip pirmą kartą esu toj persėjimo kabinoje, kur su vaiku, nes niekada dar su Sofija nebuvom, bet šiaip dabar noriu Sofiją perimti ir jinai miega, bet ta prasme tokia lūžus, kad, net neįsivaizduojat vaiko, rengiu ir jinai net neatsikelia, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Ir baseiną nusipirkom tokius prisikėlius, neperšlampamus, aišku, dar ir neperšlampamos sauskelnes ir visą kitą, bet dar prisikėlius paėmėm. Jo. Žiauriai smagu yra.
Nu, žinokit, Sofija, tai visiškas mano vaikas, nu, labai jai patiko. Pabuvo ir džekuzė gražuolė, ir baseinuose visokiose, ir žiūrėjo, kaip mama šakinėja, kaip mama viską daro, tai žodžiu, jai labai labai patiko. Vienu momentu, kai bandėm ją išimti iš vandens, pradėjo verkti, tai dar šiek tiek pabuvom ir po to jau turbūt jai atėjo tas toksai nuovargis ir pavyko išimti jau, tai dabar realiai aš ją rengiau. Dar šiek tiek muistėsi, bet realiai dabar tiesiog smigo. Tai einam į mašiną. Aš jau žiauriai smagiai pasibuvau. Aš kaip dievinu baseiną, tai man buvo bele kaip smagu, nes paskutinį kartą aš buvau, kai buvau ne iš čia. Nu tai žinot, kaip esi ne šiandien labai kažką gali daryti. Negalėjau nei šakinėti, nei slidinėti nuo čiuožyklos. Dabar galėjau daryti viską, tai pasileidau plaukus. Su vyru esam pasimatymę, žiūrim per telefoną serialą. Sofija miega ir valgom ledus. Dexter? No, I finished it. Na ką, atėjau su jumis atsisveikinti. Manęs šį kartą tiek. Iki švenčių noriu išleisti kelis video. Tai šitą ir dar kitą. Ir apskaičiavus viską, kiek užtrunka filmavimas, montavimas ir visa kita. Čia sustabdau mūsų dienas kartu. Ačiū, kad praleidote jas su manimi kartu. Ačiū, kad komentuojat, kad palaikote, kad spaudžiate patinka. Man tai labai labai daug reiškia. Susitiksim jau visai netrukus. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.